Sveiki visi, kaip žadėjau, antras video. Štai mūsų naujas gyventojas dirbtuvių, kuris buvo priekaboj. Šiaip netaip įsikėliau vienas, truputėlį apsiardžiau. Yra ką veikti vienam, bet gerai, kad dėkinga priekaba, tai, kaip sakant, nusileidžia žemyn. Tai gan nesunkiai vienas įsitraukiau garažą. Tai va, turim tokias staklikes. Murzinos, purvinos, aišku. Biški perdarytas, nuimtas peilių visas tas mechanizmas. Žmogus tekinos medieną, tai imsim viską lauko. Detalės viskas yra peilių naujų. Čia lyg viskas gerai, gražu. Žodžiu, ardysim, plausim, dažysim. Parkeliauja dažnių keitiklis, nes variklis trifazis, jungsim ant vienfazės per dažnių keitiklį. Tai bus galima ir greičius reguliuoti, žodžiu, daug paprasčiau negu su visa mechanika. Žodžiu, naujas aparatas, staklės nedidelis. Kažkada turėjau TB4, čia yra, jeigu rusiškai, tai TVH3 staklytas, truputėlį dar čiut mažesnis negu TV. Ar TV ar TB4, bijau pameluoti, kaip jos tiksliai vadinasi. Bet, labai viskas panašu. Žodžiu, užsakysim naują šitą, nes čia medienai daugiau skirtas. Dasipirksim, ko reikia prie staklių. Ir statysim, kaip sakiau, čia. Bus mažosios staklytės, mažiem darbam, sakykim, kaip ir kažkas panašaus, sakykim, špilkom tokiom tekinti. Tai pats tas, ar tokiom įvarėm daryti. Galų gale kažkokius nedidelis rotorius, magnetus apšlifuoti. Bus pats tas ateity. Kai prasigyvensim, prabokotėsim gal kada nors gyvenime su mūsų valdžia. Tik tai smaugia žmonės, daugiau nieko. Tai kaip nors, tada pirksim truputėlį didesnės. Kažką vidutinio dydžio, ne iš didžiųjų, bet iš vidutinio dydžio, kad jau eitų, sakykim, kažkokius rotorius patekinti, dar kažką, kad jau rimčiau biški. Tai nežinau, paskui ateity gal statysiu čia didžiasias, ar prie nuos sienos, gal čia kažkur, o gal iš vis čia prie durų, nes tos duris realiai nenaudojamos niekada, o šiandien atidariau po metų laiko, nes aš čia nieko nevarau, kaip sakant, į tą garažą, ne jokių mašinų, nieko, tai man jos tik tais įnešimui reikalingos. Kągi, toks trumpas įžanginis video. Variklį tiesą perdarysim iš žvaigždės į trikampį. Aišku, gale sumažės. Nors dar klausimas irgi, nes šiaip varikliukas yra gan didokas, bet tik tai 600 vatų kaip trifazis. Tai jeigu perdarysim į trikampį, perjungsim ir pajungsim ant 220, tai iš vis iš jo liks tik tais 350 gal vatų. Žiūrėsim, pradžiai padarysim, čia nesunku perkumuoti tos laidus ir pažiūrėsim. Jeigu užteks galingumo, tada paliksime, jeigu ne, tada ieškosim trifazio bent kokį 1,1 kW, kad perjungus į trikampį liktų bent kilovatas galios. Bet kaip sakiau, čia tik tais darbam, čia
Su jom nepatestuosim jokių generatorių. Na, voltažą galima pasižiūrėti. Jeigu tilps generatorius, pasižiūrėti be apkrovos galima, bet su apkrova tai čia nieko nepadarysim, neapsimoka nei staklių laužyti, nieko. Tai bus smulkiem tekinimo darbams staklyklės. Kągi, kol kas tiek. Iki pasimatymo kitam video, kai jau bus sutvarkyta arba tvarkymo metu dar padarysim video, ką mes čia rasim gero tose staklėse.